Labas, tai aš esu Ignas. Šią akimirką esu 3 vaikų tėtis. Esu marketingistas vadovas su savo komanda ir bėgikas, gal šitaip reikėtų įdėti, kur kiekvieną savaitę turbūt nemažai valandų ir kilometrų praleidžiu trasoj. Tai čia Orbio World esu marketingo vadovas ir šią akimirką taip mūsų komandai, marketingistų komandai turbūt yra 30 keli žmonės. Jeigu pridėti kitose komandose esančius marketingistus, tai marketingas užima pas mus nemažą dalį, reikšmingą dalį įmoniai. Taip, jeigu atvirai, sporte turbūt aš buvau ganėtinai mažai, iki kokių 2.15, 2.17, kai netyčia atėjau į My Hero treniruotę, kurią vedė Asta ir Ignas Bakėjus, man atrodo. Draugė atsivedė mane. Vienam iš kitų angarų buvo šita treniruotė ir ten išėjau iš jos nesupratęs, kaip galima taip žmonės išjudinti. Po kurio laiko prisijungiau prie trenerių. Ir mes kurį laiką ir su Kauno miesto savivaldybė ir patys atskirai darydavom eilę treniruočių ir vis dar toliau mano kolega Mindaugas su Rūta ir kitais treneriais vis dar daro šitas veiklas. Tik tai kitų pavadinimų 6:3, bet vis dar 6:30 ryte, 6:30 vakare. Ir tikrai vis dar, kai Facebooko sraute man išmeta istorinius momentus, kai pamatau, kaip atrodydavo Dariaus ir Girėno stadionas per treniruotės arba kaip atrodydavo Kauno halė, kai darydavom vakarinės ten treniruotės kartais savaitę berods. Tai, fainai. Šiaip aš esu toks dvigubos pilietybės žmogus, nes esu iš Tauragės. Esu tauragiškis, bet kai atsikrausčiau 2006 gal metais į Kauną ir pradėjau studijuoti KTU, čia liko. Tai Kaunas ypač per pastaruosius turbūt 5, kokius 6 metus tiek yra atsigavęs, kur nežinau, kad ir išvažiuojam kartais su šeima ilgesniam periodui iš Lietuvos, bet pasiilgsti ir faina čia grįžti.